Aš esu Jovita Aleksejūnienė, nekilnojamo turto brokerė ir šiuo metu su manimi yra teisininkė Brigita Jankauskienė. Sveiki. Sveiki. Šią valandą mes norėsim pakalbėti jums aktualiomis temomis, kas liečia nekilnojamo turto pirkimą, pardavimą, įvairios preliminarios sutartis ir, žinoma, nuoma. Tai Brigita, labai džiugu, kad atvykote ir kadangi dabar vyksta itin didelis butų pirkimas, rezervavimas, tai gal pradžioj pakalbėkime apie būsto rezervavimą. Tai ką reikia žinoti prieš pasirašant preliminarią pirkimo pardavimo sutartį? Taip, tai iš tikrųjų preliminari pirkimo pardavimo sutartis yra labai reikšmingas dalykas perkant nekilnojamą turtą ir tikrai iš praktikos matau, kad žmonės kartais netiek akcentuoja dėmesį būtent tas sutartis, galvoja, kad jos netokios reikšmingos kaip notarinės, pagrindinės ar ne pirkimo pardavimo sutartis. Tai pirmiausia, ką reikėtų žinoti, tai kad ta preliminarioji sutartis yra pati reikšmingiausia sutartis, kai tik jūs ketinate įsigyti būstą. Tai į ją reikėtų atkreipti tikrai labai didžiulį dėmesį ir nepraleisti pro pirštus. Tikrai pasižiūrėti į visas sąlygas, kurios yra numatytos preliminarioje sutartyje. Tai yra atkreipti dėmesį, ar tos sąlygos nėra, tarkim, labai ginančios tik tai vieną pusę, tarkim, pardavėją. Ar jos yra palankios ir pirkėjui. Kas yra numatyta dėl avansinio mokėjimo? Nes dažniausiai ginčiai kada kyla, kai mes sumokame avansą, na ir paskui arba persigalvojame, arba dėl tam tikrų priežasčių mes to turto nebenorime pirkti. Ir būtent tokie atvejai retai kada būna teisingai sureguliuoti preliminarioje sutartyje, dėl to tikrai labai patarčiau atsižvelgti būtent į tai dėmesį, ar tas avansinis, rezervacinis, kitaip mokestis, kurį kaip visuomeniai pratus ar nevadinti, kad tiesiog susimoku pinigą, kad rezervuotų man tą būstą, ar ne, butą, ar tarkim namą. Bet tikrai čia reikėtų nesuklysti ir galvoti, kad ne tik man reikia dabar susimokėti pinigų ir viskas bus gerai, man tikrai tą turtą užtikrintai tada duos. Man reikėtų numatyti preliminarioje sutartyje būtinai sąlygas, kurios kalbėtų būtent apie tai, kas įvyks, jeigu, pavyzdžiui, aš to turto negausiu. Nesvarbu, dėl pardavėjo kaltės, dėl pirkėjo kaltės, dėl kažkokių kitokių aplinkybių, nes ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį tiems, kurie ketina pirkti būstą su paskola, tai yra gauti kažkokią ar ne finansavimą iš banko, kad tą būstą būtų galima įsigyti, nes preliminarioje sutartyje būtų gerai įtraukti tada ir tokias sąlygas, kas įvyks, jeigu aš, pavyzdžiui, negausiu finansavimo, jeigu galbūt man kreditą duos ne tokio dydžio, kokio man reikia, tai į tą preliminarią sutartį tikrai reikėtų ir būtent tokius momentus ar neįtraukti. Kas dar yra svarbu, ką atkreipti dėmesį prieš pasirašant preliminarią sutartį, tai būtinai patikrinti, kas yra pardavėjas, nes dažnai būna, kai mes pamatome svajonių būstą, tai pamirštame absoliučiai viską ir mes įsivaizduojam tik, kaip mes ten švęsim kalėdas, kur ten bus koks kambarys, kokią dizainerį aš samdysiu ir visiškai pamiršta apie teisinius reikalus ir kaip aš mėgstu sakyti, kad teisininkas perkant būstą, prieš perkant būstą yra vienas iš pagrindinių žmonių, kuris turėtų su jumis kartu dalyvauti visame tame procese. Tai pasitikrinti, grįžtant prie patarimo, tai pasitikrinti būtent visą informaciją apie statytoją, tą gali irgi jums padėti teisininkas, arba galite tą tikrai padaryti ir patys, tai yra pasitikrinti arba juridinių asmenų registre, kokia yra apskritai situacija su statytoju, ar nėra kartais jam kokia iškelta bankroto byla, nes tikrai ir tokių pasitaiko atveju. Tuomet reikėtų dar pasižiūrėti būtinai į viešai prieinamą informaciją būtent apie statytoją, nes irgi turėjau tokių praktinių atvejų, kai statytojas atrodo projektas jo didžiulis, tikrai tokiam prestižiniam Vilniaus rajone ir atrodo ten negali būti kažkas ne taip, nes stato tai labai daug ir daugiabučių ir nuosavų namų, taip, bet pasižiūrėjus internete tada pasirankios informacijos, tiesiog paprastai ten Google suvedus ir apie patį direktorių įmonės yra labai daug įvairiausių neigiamų atsiliepimų ir kiek daug žmonių būstus gavo arba gavo su brokais arba išvis negavo, kiek daug apskritai ginčų yra ir šiaip žiniasklaidoje jau yra labai išpopuliarėjusi ta įmonė kaip tikrai pakankamai neigiama.
Tai žmonės, kurie nepasidomi, nepasižiūri bent jau tą pirminę informaciją, tikrai paskui paslysta ir taip ir buvo tuo atveju, kad negavo nei paskui savo avansinių sumokėtų pinigų, nei pačio būsto. Tai čia būtų turbūt tokie pagrindiniai dalykai, atsakant į klausimai, ką reikėtų atkreipti dėmesį prieš pasirašant preliminarią sutartį. Jo, iš tikrųjų pastebėjau dabar pirkėjai, kadangi yra labiau apsišvietę ir labai dažnai į preliminarias sutartis prašo įrašyti tokius punktus, kad jeigu žmogus ima būsto paskolą, tai Jovita įrašyk, jeigu kartais negaučiau finansavimo, kad tiesiog arba dalis avanso būtų gražinama. Aišku, pardavėjams tai yra labai nepalanku, todėl kad ir dabar turėjau tokią situaciją, buvo įrašytas tas punktas, tai gerai, kad viskas gerai, bet jeigu kartais būtų negavęs paskolos pirkėjas, tai pardavėjas kaip ir lieka šitoj vietoj šiek tiek nuskriaustas. Taip, ir pardavėjai, ką daro, jie irgi yra, nekvaili, ar ne, jie irgi moka apsisaugoti, tai tokiais atvejais turi būti ne tik žiūrima į pirkėją, bet ir į pardavėją. Ir ta preliminari sutartis, bent jau jeigu, tarkim, jie ruošia teisininkas, jisai žiūri ir vieną, ir kitą pusę. Ir kaip yra sąžiningiausia, tai iš pradžių pirkėjui nukeliauti į banką, ar kažkokią kitą kredito įstaigą ir sužinoti apskritai, ir jisai turėtų galimybę gauti ar ne, ir kokiomis sąlygomis. Ir iš pradžių išsiaiškinti, ar jisai ten su banku tikrai tvarkingai gali visus klausimus išsispręsti ir tikrai nekyla kažkokių paskui, klausimų. Nes tikrai nėra teisinga įtraukti į preliminarią sutartį sąlygą, kad aš nupirsiu būstą, jeigu gausiu paskolą. Tarkim, ar ne? Tokios sąlygos tikrai jos būtų, aš suprantu, aš tikiu, kad nei vienas pardavėjas tikrai nesutiktų su tokia sąlyga, nebent jos, nepastebėtų, nesuprastų, ką jinai reiškia ir taip toliau. Kodėl? Nes gaunasi, kad jeigu žmogus nori, susimoko avansą, čia tas pardavėjas jau kaip ir supranta, kad jisai jam parduos, o paskui taip, pardavėjas lieka nuskriaustas, nes pirkėjas sako, atsiprašau, man bankas nedavė paskolos. Tai ką tokiais atvejais geriausia yra daryti, tai tiesiog įtraukti kažkokią atsakomybę. Būna rašome sąlygą, kad pavyzdžiui, jeigu pirkėjas įsipareigoja, tarkim, per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos gauti finansavimą iš banko ir sumokėti likusi ten pinigų sumą. Kaip pavyzdys, ar ne? Ir jeigu jisai per tos 2 mėnesius šito nepadaro, tai yra man nesusimoka, tai laikoma, kad sutartis yra pažeista dėl pirkėjo kaltės ir tokiu atveju sutartis yra, tarkim, nutraukiama ir tada reikia spręsti klausimą, ką darom su avansu. Tai dažniausiai, kai yra sutartis nutraukiama dėl pirkėjo kaltės, avansas nebūna grąžinamas. Dar vienas labai aktualus klausimas. Prieš kelis mėnesius irgi susidūriau su tokia situacija. Buvo parduodamas senos statybos butas. Jis buvo visiškai, reikėjo kapitalinio remonto. Ir pardavėja be galo bijojo, kad ateityje pirkėjas nepareikštų pretenzijų. Tai aš ką iš savo pusės kaip brokerė padariau, tai ir sufotografavau tą butą, ir netgi video padariau, ir netgi notaro paprašiau, kad prie notarinės sutarties pridėtų nuotraukas, kad pirkėjas tikrai yra susipažinęs su būsto būkle. Bet kaip tokiom situacijom galima būtų apsisaugoti, nes aš kiek žinau, yra įstatymas, kad pirkėjas gali pareikšti pretenzijas po pirkimo pardavimo. Taip, šitoje situacijoje yra labai svarbu keli dalykai. Tai pirmiausia, labai teisingai pasiruošti, ką girdėjau čia ir darėte, tam, kad paskui ateityje kiltų kuo mažiau pretenzijų. Tai yra, jūs tą darote tam, kad įrodyti paskui, kad pirkėjas buvo informuotas apie to būsto būklę pirkimo dieną. Ką tai reiškia? Nes įstatymas numato, kad asmuo pirkėjas, kuris nusiperka būstą, gali pareikšti per garantinį terminą ar ne, per tam tikrą terminą, jie yra skirtingi, gal paskui ar ne, apie tai pašnekėsime, tai jisai gali pareikšti pretenziją tam pardavėjui, bet dėl tų trūkumų, kurie nebuvo matomi jam tą dieną, nebuvo žinomi ir jis negalėjo niekaip kitaip apie juos žinoti. Nes reikšti pretenzijas, kaip suprantame, mes galim tada, kai aš atėjęs apžiūrėti būsto, nebūdamas specialistas, paprastai tariant, negaliu pamatyti to broko, taip vadinamo. Tai jeigu asmuo buvo iš pardavėjo pusės informuotas, pridėtos nuotraukos, pridėtas kažkoks, laiškas jam, kad būstas turi tokius trūkumus, išvardinant tos trūkumus ir taip toliau. Tai turint tą sąrašą, pridedant prie
tarkim, notarinės sutarties, kad tai yra kaip priedas, jau paskui žmogus negalės pareikšti pretenzijų dėl tų trūkumų, kurie buvo sąraše. Nebent tik tai tie trūkumai, kažkokie kitokie atsirado, kurių, tarkim, nebuvo aptartas sąraše, arba jis nesuprato, kuo tie trūkumai gali paskui turėti įtakos gyvenant, ar ne, tame būste juo naudojantis. Pavyzdžiui, įrašo, kad, tarkim, būstas yra ten su broku, kad kažkur ten yra kokia nors vandens lašelė. Ir jis galvoja, tai čia normalus statybų brokas, čia viskas gerai, aš tave informavau, bet galbūt žmogus nesupranta, kad ten kažkur galbūt praleidžia kažkur ten kažką, ar ne, kaupiasi drėgmė ir ateityje pelėsis susidaro ir mato, kad čia yra ne kad normalus statybinis brokas, o labai rimtas statybinis brokas ir galbūt žinodamas apie tokį broką jis nebūtų ir sudaręs tos sutarties. Tai neužtenka tik tai, ką noriu pasakyti, neužtenka tik tai informuoti pirkėją apie tai, kad čia ir čia yra brokas. Reikėtų jam kaip ir išsamiai paaiškinti, kokios tai įtakos turi jo tolimesniam gyvenimui tame būste. Ar tikrai jam nesukels tokių rimtų pasiekmių, kažkokio labai rimto kardinalaus remonto, ir apie kurį jisai galbūt, būtų žinojęs, jis nebūtų galbūt pirkęs. Tai vienas dalykas, reikėtų informuoti apie visus trūkumus ir antras dalykas, informuoti, ką reiškia tie trūkumai, nes tarkim, aš nebūdama statybų ekspertė, man pasakys, kad ten taip ir aš nesuprasiu, ką tai reiškia, pagalvosiu, gerai, mane informavo, pasakė, kad man čia nieko nekainuos papildomai, o paskui po pusmečio aš matau, kad man čia reikia perdažyti visas sienas, griauti ten gipso plokštės ir man tai kainuoja pusę buto vertės, suprantam. Tai tada galim kelti klausimą, ar tikrai sąžiningai tas pardavėjas pasielgė, kad jisai tą dieną tiesiog informavo, bet jisai nepakankamai informavo, ar ne, nepasakė svarbesnės dalies, kuri galbūt man turėjo labai didelės įtakos. O jeigu savininkas išvardina tuos trūkumus, bet būna taip, kad, pavyzdžiui, prieš metus yra pirktas butas, padarytas remontas ir nežino savininkas trūkumų. Tiesiog galvojo, kad butas yra be trūkumų. Ir po kažkurio laiko pirkėjas, naujasis pirkėjas pamato, kad, pavyzdžiui, sienos suskilinėjusios. Yra įstatyme numatyta, kad kiekvienas parduodamas daiktas turi būti be trūkumų tokios kokybės, kokios tikisi pirkėjas. Ir vien tai, kad jūs nežinojote apie tą trūkumą, dar neatleidžia nuo atsakomybės parduoti tinkamas kokybės daiktą. Tai yra, jūs turit pareigą parduoti tą tinkamą daiktą ir jūs turite daryti viską, kad tas daiktas užtikrintų savo kokybę. Ir už tuos visus, čia kaip tarkim automobilio pardavimas, ar ne? Sako, tai aš pati nežinojau ar pats, kad ten variklis turi kažkokių ten defektų. Aš nesu mechanikė ar mechanikas, aš nežinojau, ar ne? Aš naudoju, važinėju, man važiuoja ir viskas gerai. Bet tai neatleidžia nuo atsakomybės parduoti tinkamas kokybės daiktą. Ir jeigu pardavimo metu tas daiktas turėjo kažkokių trūkumų ir jie pirkimo metu tikrai buvo, tai, tokiu atveju kaltas liktų pardavėjas. Bet čia, aišku, nenoriu taip sakyti vienus vartus, kad tikrai visada, aš kalbu tiesiog apie bendrąją taisyklę, bet kiekvienu atveju visą laiką labai reikia vertinti individualiai, kokia įvyko situacija. Koks tas brokas iš tikrųjų? Galbūt tikrai ta pirkėja gyveno 30 metų tame būste ir niekada jis nebuvo nei pasirodęs, nei net nežino, ar ne, apie tokį ir jisai galėjo net nepasirodyti tuo metu. O tai gavosi dėl, tarkim, 40 metų panaudojęs tą turtą, būtent išlindo tas brokas, ar ne? Tai tokiais atvejais reikia pasižiūrėti, ar tikrai tas pardavėjas negalėjo gyvendamas 30 metų žinoti apie tokį broką. Iš kitos pusės žiūrint, tai kaip ir ne vien yra pardavėjo kaltė ir pirkėjo gali būti kaltė. Prieš pirkdamas būstą jis galėjo pasisamdyti ekspertus. Neprivalo. Perkant būstą, perkant automobilį, perkant kažką, žmogus neturi pareigos įsitikinti kokybę. Negali pasakyti, kad tu atvažiavęs pirkti, nepasižiūrėjai, pats kaltas. Čia aš kalbu apie broką, kuris nėra matomas paprastam žmogui plika akimi.
Tai yra, jeigu aš ateinu ir matau, kad suskilinėjasi sienos, aš galiu savo akimi pamatyti. Aš galiu pamatyti, kad dužęs langas. Ir ne, aš galiu pamatyti, kad kažkur, nežinau, ten skylė sienoje. Tai yra tokie aiškus defektai, tai dėl jų tai pardavėjas paskui gali pasakyti, kad tu patsgi galėjai pasižiūrėti, tai kas dabar kaltas, kad tu nematėjai. Tikrai taip gali būti. Ir čia taikom absoliučiai visoms ir tarkim paslaugoms, kokius virtuvės baldus montuoja, tu atini pasižiūri ir pasakai viskas gerai, paskui po mėnesio sakai, ne, čia ant stalviršio yra įbrėžimai, bet tu tą dieną, kai tu priiminėjai darbas, tu galėjai pamatyti, yra tas įbrėžimas ar ne, ir dabar man reikšti pretenzijų, tu negali, ar ne? Tai vat lygiai tas pats ir su būstu. Ir tikrai žmogus neprivalo samdytis ekspertą, kad ateiti apsižiūrėti tą patalpą ir užtikrinti tos patalpos kokybę. Čia jau labiau pardavėjas, kuris turi parduoti tinkamos kokybės daiktą, patalpą, jisai galbūt net, sakyčiau, jam labiau reikia samdytis ekspertą, kuris įvertintų būsto būklę ir pasakytų, tikrai jisai tinkamas parduoti ar nėra tinkamas ir kas ten yra ne taip. Nes paskui sakau, jeigu ten tie defektai yra tokie, apie kuriuos nežinojo žmogus pirkdamas, negalėjo žinoti, neturėdamas žinių, jis neprivalo samdytis ekspertų ir jisai paskui gali reikšti pretenziją dėl to, kad tu man pardavi kažką nekokybiško. Tai tikrai nėra privalomas tas eksperto dalyvavimas, bet čia gal jo pridėsiu tokį dalyką, kad ir tam pirkėjui, nesisamdant ekspertą, reikia suprasti, kad aš perku būstą. Labai didelė investicija, labai ilgametė investicija ir galbūt tai yra pirmas ir paskutinis būstas, kurį žmogus perka per visą savo gyvenimą. Tai taip aplaidžiai tiesiog, gal nereikėtų elgtis, kad ateiti, pasižiūriu, ką matau ir viskas, o paskui jeigu ką, pasinaudosiu statymu, pareikšiu pretenziją. Paskui tie ginčiai gali labai ilgai trukti, galite net gauti pinigų, remontuositės patys ir paskui išieškoti bandysite iš to pardavėjo galbūt jau nebebus tam laikotarpiu, gal jis bus koks nors, pavyzdžiui, bankrutavęs arba perleidęs tą įmonę kažkam kitam. Suprantate, tai paskui gali kilti jums patiems pasekmių. Taip, jūs įstatymu galėsit pasiremti, kad aš neprivalėjau, tarkim, ar ne, ir nemačiau, ir kaltas tikrai bus tas pardavėjas. O gal to pardavėjas, sakau, paskui tiesiog neberasite. O koksai yra duodamas terminas? Pavyzdžiui, pakalbėkime apie fizinius asmenys. Aš nusipirkau butą iš fizinio asmens, po metų laiko, pavyzdžiui, radau, kad yra paslėptų trūkumų, nors, aišku, vėlgi reikia dar įrodinėti, kad jie buvo tikrai paslėpti. Tai per kokį terminą aš galėčiau kreiptis į teisininkus? Šiaip iš esmės yra taikomas 2 metų tas toks garantinis terminas numatytas įstatyme, tai galima būtų reikšti pretenziją dėl užslėptų trūkumų, kurių negalėjau matyti. Bet čia dar priklauso nuo to, kokios statybos būstas yra, senos ar naujos. Tai jeigu senos statybos ten tai terminai yra tikrai labai trumpi ir pakankamai maži, bet jeigu tai yra naujos statybos būstas, tai dabar tikrai yra numatyti pakankamai ilgi garantiniai terminai ir 5 metų, 10 metų ir 20 metų, priklausomai nuo to, ten kokia kategorija broko išaiškėja. Tai suprantam, kad tarkim 20 metų garantija yra labai daug ir tikrai pardavėjui reikėtų įsitikinti, kad 20 metų tikrai tas turtas bus kaip minimum tinkamas naudoti. Tai tie garantiniai terminai yra numatyti įstatyme, keisti savavališkai pardavėjai jų negali. Ir tikrai žinau, kad yra tokių atvejų, kur pardavėjai numato savo pirkimo pardavimo sutartyse ar preliminariose sutartyse, kad, tarkim, garantinis terminas yra metai ir viskas. Tai tokios tiesiog taisyklės nebus galiojančios. Ilgas laiko tarpas, jeigu kad ir 10 metų paėmus, tai yra ilgas laikotarpis. Ir pirkėjai, manau, kad yra ir tokių žmonių, kurie nori pasinaudoti tuo įstatymu. Taip, yra skirtumas beje tarp fizinių asmenų, juridinių asmenų, statytojų, naujos statybos, senos statybos. Ten tikrai priklauso nuo situacijos, bet iš esmės, jeigu tai yra su fiziniais asmenimis susiję, kad žmogus tiesiog parduoda kažkokią savo būstą ir tarkim dar ir senos statybos, tai tas terminas tikrai yra labai mažas. Mes prieš filmavimą palėtėm tą temą apie, kas yra preliminari sutartis perkant būstą ir rezervacijos sutartis. Vieni ją vadina rezervacija, kiti avansinė sutartis, dar treti žmonės
preliminari sutartis. Tai kaip teisiškai reikėtų įvardinti, kad ji galiotų? Tokios kaip rezervacinės sutarties, kaip atskiros sutarties rūšės įstatymė nėra, tai žmonės ją dažnai vadina rezervacinė tik todėl, kad jie ketina nusipirkti būstą ir jie sumoka pinigų tam, kad tikslu tiesiog rezervuoti. Rezervuokit man, neparduokit niekam kitam ir viskas. Jie tik tam tikslui tuos pinigus ir susimoka. Bet aš nesakau, kad taip negalima daryti. Taip tikrai galima daryti ir jeigu jūsų tikslas yra rezervuotis, tai tikrai pasirašykit tokį susitarimą labiau, kad yra susitarimas su pardavėju, rezervuoti būstą, susimokant avansą, bet tada, ką yra svarbu žinoti, kad reikia tada numatyti visą atsakomybę, kas bus, jeigu, pavyzdžiui, aš persigalvosiu, nenoriu pirkti ar ne, ką daryti su mano rezervaciniu mokesčiu. Ką daryti, jeigu pardavėjas nenorės man parduoti, nors ašgi sumokėjęs jam esu tą rezervacinį. Ką daryti, jeigu pardavėjas kažkam kitam sugalvos parduoti, kuris galbūt kaip standartiškai didesnę kainą pasiūlo, ar ne, tarkim. Tai vat tokius atvejus būtina būtų numatyti, nes kodėl? Nes kyla ginčai. Susimokat pinigų, rezervuojatės, o paskui žiūrit, kad sandoris neįvyksta ir ką daryti su jūsų pinigais tada. Tai vat. O preliminarioji sutartis yra šiek tiek, jau yra numatyti įstatymai, jinai yra šiek tiek platesnė, svarbesnė ir, į kurią reikia tikrai įdėti daugiau laiko, pastangų, kad ją tinkamai sudaryti, nes ant jos remiasi visas jūsų sandorio pagrindas. Ir toj preliminarioji sutarty ten numatomas irgi gali būti vienas iš, tai avansas, ar ne? Ten irgi galite traukti, kad sumoku avansą, tikslu nusipirkti būstą, va tikrai ketinu pirkti, ar ne? Tai ten kaip ir irgi galima būtų laikyti tą kaip rezervacinį mokestį. Bet preliminarioje sutarty turi būti daugiau sąlygų tada numatyti apie irgi atsakomybę, apie banko įvairias paskolas, ar ne? Apie tai, koks terminas, tarkim, sudaryti pagrindinę sutartį. Jinai yra žymiai platesnė, jie yra keliami statyminiai reikalavimai, priešingai nei rezervaciniai sutarčiai. Bet preliminari sutartis, jinai galioja iki notarinės sutarties, ar galioja tie punktai ir po notaro? Tai žiūrint, ką žmonės susitarė, bet iš tikrųjų logiškai mąstant, preliminari sutartis, jinai ir yra vadinama preliminari pirkimo pardavimo. Jinai yra tokia plius minus, kad aš kaip ir pusiau rezervacinė ir nerezervuoju, bet plius susitariu dar sąlygas, kaip mes sudarinėsim pagrindinę sutartį. Ir kai mes jau įvykdom visas reikiamas sąlygas, tai yra, pavyzdžiui, būstas pastatomas, arba laukiam, kol gausim paskolą, arba laukiam, kol ten, nežinau, pardavėjas išsikraustis, kažkur nusipirks kitą būstą. Įvairių būna priežasčių, kodėl žmonės tuo momentu tą dieną negali nuvažiuoti iš karto pas notarą, jie daro tas preliminariasias sutartis. Tai paskui, kai visos šitos sąlygos yra įvykdomas, kai jau viskas yra gerai, mes važiuojam pas notarą. Tai mes, kai važiuojam pas notarą, automatiškai, logiškai, kad jau viskas yra paruošta tam, kad sudaryti tą sandorį ir kažkokių kitų dalykų, kurie galbūt ateityje dar turi būti vykdomi, dažniausiai nebūna. Bet jeigu ir būna, tarkim, mokėjimas, kad mokėjimą susitarėm, kad po notarinės sutarties, pavyzdžiui, apmokės per 3 mėnesius. Tai kaip ir gaunas, kad dar sudarant notarinę sutartį vis tiek lieka kažkokių papildomų įsipareigojimų. Tai čia ne preliminari turi toliau tęstis galioti, o galima ir toj pagrindiniai notariniai sutartį tiesiog numatyti, kad va šiandieną baigėsi ta preliminari ir mes susitarėm dėl naujų sąlygų, perkam, parduodam būstą, bet ten mokėjimas vėliau, bet ten raktus perduosiu vėliau, bet duosiu laiką išsikraustyti, ar ne? Tai va, tai tiesiog reikėtų tas nebaigtas vykdyti preliminarios sutarties sąlygas perkelti į notarinę sutartį ir notarinė sutartis lieka kaip vienintelė. O kokie dažniausiai kivirčai būna tarp pirkėjų ir pardavėjų? Žiūrint, kokia šiaip situacija, nes labai būna skirtingos ir įvairios, bet tarp pirkėjų ir pardavėjų dažniausiai būna ginčai dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo. Tai yra, kai yra netinkamai sumokami pinigai, ne laiku, ne vietoj, žodžiu, praleidžiant terminą ir taip toliau.
Arba yra dažniausiai ginčai dėl nekokybiškai parduodamo turto. Tai kai aš nusiperku turtą ir brokai ir taip toliau, tai čia tikrai labai dažni. O prie piniginių reikalų dar irgi paminėsiu labai irgi neretas atvejis, kai nusiperku iš netinkamo pardavėjo ir galiausiai jisai dingsta, bankrutuoja ir tiesiog su mano avansu pasiėmęs jo nebėra ir neaišku, kur ir kaip jo ieškotis. Nes, kaip ir minėjau pradžioje, kad neužtenka vien tik prisiteisti skolą, ar ne, ten tą avansą, tarkim. Bet klausimas, kaip aš jį paskui išsiieškosiu, nes galbūt nebus iš ko išsiieškoti. Tai taip ir liks tada žmogus ant ledo, be turto, be pinigų. Vienas mano sekėjas manęs paklausė, kaip sužinoti, ar perkamam nekilnojamam turtui nėra taikomas areštas ar kiti apribojimai. Labai geras klausimas, labai svarbus klausimas ir šitą net pasakysiu iš pradžių, kad privaloma padaryti prieš perkant būstą, tai yra prieš dar pasirašant preliminarią sutartį. Kai jūs randate objektą, kuris jums patinka, būstą ar nekilnojamą turtą, jūs pirmiausia pasitikrinkit dokumentaciją. Tai yra reikėtų išsireikalauti registrų centro išrašo apie tą nekilnojamą turtą ir ten kuo puikiausiai atsakant iš tą klausimą parašyta visi areštų formatai. Tai yra areštas ir hipoteka, ir servitutas, ir apribojimai valstybei, savivaldybei ir panašiai. Kokios nors elektros apsaugos zonos, vandens gręžinių ir kokių ten tik norite. Tai va tie registrų centro išrašai, jie labai gražiai tai parodo, tai galite arba išsireikalauti iš pardavėjo, arba su teisininko pagalba irgi gauti tokius išrašus, kuriuos galima būtų su to teisininku ir pasinagrinėti, nes nebūtinai žmogus gavęs tokį išrašą supras, kas ten yra parašyta. Tai tada reikėtų išsianalizuoti, tarkim, areštas, kuriam laikotarpiu areštas, nes jeigu pritaikomas areštas, tada galbūt reikėtų papildomai sutartį numatyti, per kiek dienų asmuo įsipareigoja, pardavėjas įsipareigoja tą areštą panaikinti. Galbūt jisai keistas būna kažkam ten tas turtas, ar ne, ir jūs perkate jau kažkam įkeistą, automatiškai jis niekur nedingsta tas įkeitimas, jis ir toliau lieka. Tai tada būna sutartį numatomas papildomas sąlygos, kad, pavyzdžiui, pardavėjas įsipareigoja gavęs pinigus iš pirkėjo per, tarkim, mėnesį išregistruoti tą įkeitimą. Tai jeigu to nepadaro, ten turi padaryti tą ir tą, ar ne? Tai būtinai tą reikia padaryti prieš perkant, nes manęs klausia, tai kam šitą daryti, jeigu atėjus pas notarą, notaras patikrins, ar tas turtas yra įkeistas, taip toliau. Tai taip, tai jūs atėję pas notarą, notaras jums pasakys, bet suprantat, kad ateiti pas notarą čia jau yra galutinis taškas, čia jau viskas, sprendimo pabaiga, užtenka tik parašo. Jau yra avansas, tarkim, sumokėtas, jau yra pas jūs ten samdyti dizaineriai, ekspertai, tėčiai, broliai, sesės vos ne jau švenčia, ar ne, jūsų ten tą įsikraustimą ir jūs vos ne tenai, nežinau, daiktus jau nešatės. Ir paskui ateinat pas notarą ir sužinot, kad aš iš vis jo nusipirkti negaliu, ar ne, to būsto. Arba, tarkim, su banku įman paskolą kažkokie, tada kyla papildomi ginčiai, galbūt bankas tai sužinojęs, jisai neduoda jums tos paskolos, o gaunas, kad jūs atėję pas notarą kaip ir jau įsipareigojote pirkti. Čia klausimas dar, ar buvote preliminari prieš tai ar nebuvo, nes jeigu buvo, gal jums ir ten kyla atsakomybė, paskui, jeigu jūs persigalvot pirkti tą būstą, tai gal jums kažkokio avanso negražės, tarkim, ar ne, kas numatyta tai preliminariai. Bet preliminariai dažniausiai yra įrašoma tokia sąlyga, kad pardavėjas užtikrina, kad parduoda neįkeistą, neareštuotą, taip toliau turtą. Tikrai yra ta standartinė tokia sąlyga. Tai šiaip tokiose situacijose išaiškėjus pas notarą dažniausiai pardavėjas lieka dėl to kaltas. Bet vėlgi laiko prasme, emocijų prasme, aš sakau, jūs perkate savo galbūt vienintelį ir paskutinį šeimos būstą, jums čia didžiausia šventė ateiti pas notarus, jūs įsivaizduot, kad važiuosit paskui švęsti tą pirkimą ar neraktų gavimą ir bam, man galvos nukrenta informacija, kad turtas areštuotas. Ir jūs suprantat, kad viskas veltui, ar ne? Sakau, tas nuo būsto radimo iki atėjimo pas notarą nepraeina 2 dienos, tam praeina mėnesiais, pusmečiais ir metais. Ir visą tą laiką gyvenat svajodami, kad nusiperkat ir gaunas, kad nenusiperkat. Labai maža pirkėjų dalis, kurie paprašo dokumentų, tai yra bylutė, registrų centro išrašo, labai retas atvejis. Ir dabar paskutiniai sandoriai, pirkėjai nei vienas nepaprašė, kol aš pati nepateikiu. Taip, labai didelė klaida, nes, sakau, žmonės naiviai galbūt tikisi, kad jeigu parduoda, tai parduoda gerą.
būstą, arba tikisi, kad nieko nebus, nes jie labai daug neinvestuoja, bet jie tiesiog daug pinigų deda į tą būsto pirkimą. Dažniausiai tai būna arba vienintelė, arba paskutinė, arba per dešimtmečius taupyti pinigai. Ir jiem tai yra jau daug, ar ne? Ir dar išlaidauti papildomai teisininkui, dar kokiam ten ekspertui kažkam, jie nenori. Ir jie galvoja, gal ir taip eis, nieko nenutiks, o jeigu ką, mane saugo įstatymas, jeigu jau kažkas atsitiks dėl pardavėjo kaltės, ašgi įstatymų apsiginsiu. Bet tikrai būna bylose labai sudėtinga paskui tą padaryti ir jau nekartą irgi ir šiandien paminėjau, kad būna ir bankrutuoja, būna ir dingsta, būna ginčiai 5 metus teisme vyksta, ar jūs norit paskui 5 metus tuo pačiu įstatymu remiantis, bet 5 metus bylinėtis dėl savo avanso grąžinimo. Tuos 5 metus jūs nei kito būsto neįsigysit, nes avansų jūs tiesiog nebeatgausit, kol jums teismas galutinai neišspręs to klausimą. Tai taip naiviai tikėtis, kad paskui įstatymas jūs kažkaip apsaugos, gal ir apsaugos, bet galbūt po 5 metų, o galbūt iš vis niekaip neapsaugos, o galbūt priteis skolą, po 5 metų tos įmonės jau nebėra. Turto nebėra, ar ne? Suprantat, ir tiesiog liksit ir be turto, be pinigų, be nieko. Tai tikrai labai skatinu ir savo socialiniais tinkluose, nekartą jau esu minėjusi, kad perkat būstą. Taip pat kaip jūs einat su tėvais apžiūrėti, taip pat kaip savo draugus statybininkus atsivedate dizainerį, kuris pasižiūrės, ar langas į tą pusę žiūri, kur jūs svajoja ten virtuvę, ar ne, statyti skriauklę. Tai lygiai taip pat ateina su jumis ir brokeris, lygiai taip pat ateina su jumis ir teisininkas. Aš nežinau, kodėl iki šiol teisininkas būsto pirkime žmonėms atrodo iš vis kaip ne prie ko, bet jis yra labai net prie ko. Ir tų teisinių reikalų nei brokeris kartais nesupranta tiek daug, nes neturi, tarkim, teisinės patirties ir neturi tuo labiau tas pats pirkėjas tos patirties. Tai žiūrėkit, sutarčių sudarimas, registrų centro išrašai, bankrotai, brokai ir taip toliau. Čiagi yra teisininko specialybės darbas, bet teisininkas kažkodėl pirkime nedalyvauja. Bijau sumeluoti, bet lyg ir Jungtinėje karalystėje yra tokia taisyklė, kad ten niekas neateina pirkti būsto be teisininko. Yra tikrai suformuota tam tikrose šalyse, kad teisininkas yra privalomas, kaip ir tarkim stovi brokeris, stovi pardavėjas, stovi pirkėjas, lygiai taip pat stovi teisininkas. Niekas net neteis be jo. Pas mus taip nėra. Gal ir ateis, nes Lietuvoje tikrai viskas ateina visą laiką lėčiau nei kažkur kitur, tikrai tokia yra tiesa. Tai būtent dėl to reikėtų gal įsiklausyti žmonių pasakymus ar ne, kurie pataria tą daryti, nes ne veltui. Tiesiog žmonės, mes teisininkai, mes matom, kiek kyla ginčų ir dėl ko teismuose, o pirkėjai nesidomi, jie neatsidaro teismų sistemos kiekvieną dieną prieš pirdami būstą ir neskaito, kas ten vyksta. Jie tiesiog elementariai nežino. Ir tada visi ateina pas teisininką, kai vyksta ginčas ir sako, padėk man. Nors dabar aš jau pradedu pastebėti, kad kai kurie pirkėjai, aš jiems nusinčiu pasiskaityti preliminarią sutartį ir jų atsakymas peržiūrės mūsų teisininkas ir tada mes ją pasirašysim. Tai kas labai džiugina. Tai dabar, kadangi laikas tirpsta, liko vos kelios minutės, pakalbėkime dabar apie nuomininkus. Man tai yra ir manau daugeliu tai yra aktuali tema. Tai gal pagrindiniai tada klausimai. Labai daug kas bijo nuomoti būstą šeimoms. Tai yra natūralu, nes vaikus gina Lietuvos įstatymai. Jeigu žmogus išnuomavo būstą šeimai su nepilnamečiu vaiku ir, pavyzdžiui, pradeda nebemokėti. Kaip nuo to apsisaugoti? Dažnas klausimas, nes yra kažkoks senas nusistovėjęs stereotipas tarp žmonių, kad jeigu ateina šeima su vaikais, niekaip jie iš ten nebeišeis. Jau viskas, jau visam gyvenimui vos nepasisavinus su būstą, taip nėra. Tokių taisyklių, negaliu sakyti, kad nebuvo, nežinau, bet kiek iš mano praktikos galiojantis įstatymai numatė, jie niekada nenumatė tokio, kad vaikai, tarkim, nuomojatės būstą su nepilnamečiais vaikais ir viskas nebemoku ir aš jo niekada iš ten neišmesiu, nes ten yra vaikas. Tai tikrai yra nesąmonė ir tokių taisyklių nebeegzistuoja ir niekada, nesakau, gal kažkada iš kažkur vis tiek turėtų ateiti. Bet čia yra vienintelis toks svarbus momentas, kad taip, nemeluosiu, nepilnametis vaikas ar vaikai, jie prideda šiek tiek sunkumų šitoje situacijoje, nes
ar yra nepilnamečiai vaikai, ar jų nėra, galioja tos pačios taisyklės. Vis tiek privalai mokėti nuomą ir jos nemokėdamas tu privalai palikti patalpas. Ir man tą skolą padengti, nesvarbu, kad turi vaikų ir ten tikrai tai niekas dėmesio nekreips. Bet tas iškraustimas šiek tiek gali būti sunkesnis, nes gali būti, kad teismo tvarka, jau jie patys, tie nuomininkai su vaikais, turi kreiptis į teismą ir prašyti teismo leidimo jiems iš ten, jiems pasilikti šiek tiek ilgiau. Tai gali būti, kad teismas leis jiems pasilikti toje patalpoje ilgiau iki tol, kol nesuras savo vaikų kitokio būsto, nes tikrai ir teismai Lietuvoje yra viena iš tų institucijų, kurios gina vaikus, vaikų interesus, tai jie gali ir neleisti išmesti, tarkim, tų vaikų į gatvę, jeigu jie neturi kur eiti. Bet tada gali leisti, tarkim, pagyventi 2-3 mėnesius, kažkokį nustatyti protingą terminą, per kiek jūs turite susirasti naują būstą ir išeiti, bet tą laikotarpį nuomą vis tiek reikia mokėti ir tikrai nemokamai niekas neleis jiems gyventi. Tai jeigu ir leidžia, pavyzdžiui, papildomai 3 mėnesius pagyventi, kol nerasite kito būsto, tai už tos 3 mėnesius dar prisikaups papildomai skolų. Ir ką daryti, tai dabar dažnai, nežinau, gal dėl to, kad daug kas iš teisininkų dalinasi tą informaciją, tai ateina žmonės, kurie prašo nuomos sutartį parengti, jie įtraukia sąlygą ir labai gerai tai daryti. Kas bus, jeigu ateina šeima su nepilnamečiais vaikais, tarkim, per kiek laiko jie turi išsikraustyti, iš karto numato papildomą terminą ir taip toliau. Ir dar įsitikinti, ar tikrai, ta šeima, aišku, tokia informacija gali sakyti, gali jums nesakyti, bet būtų gerai sužinoti tiesiog to šeimos situaciją ir ar jie turi, tarkim, jeigu tokiu atveju jie nemokės, ar jie turės kur išeiti ir turėti kažkokį kitą būstą. Nes vien tai, kad jie nenori kažkur išeiti, tai dar nereiškia, kad jų niekas iš ten neišmes, ar ne? Jie gali eiti ir pas senelius pagyventi, ir pas draugus, pas artimuosius, tai yra jie neturi jūsų nuosavybės teisių tą būstą suvaržyti, tik todėl, kad ten yra nepilnamečiai vaikai. Tėvų pareiga, teismas yra pasisakęs, kad tai yra tėvų pareiga rūpinti savo vaikų būstų, bet tikrai nenuomotojo pareiga pagalvoti, kur tas vaikas dabar eis gyventi. Bet jeigu nuomininkas piktybiškai nemoka nei už nuomą, nei už komunalinius ir tiesiog gyvena nemokamai. Kaupėsi skolas tiesiog. O jeigu skolos neįmanoma bus išieškoti, pavyzdžiui, jis Lietuvoje kaip ir nefigūruoja, kad dirba. Čia, žinokit, yra toks dalykas, arba jūs prisiimat tą riziką, arba jūs jos neprisiimat ir čia nesvarbu, ar yra nepilnametis vaikas, ar jo nėra, nes lygiai taip pat žmogus atėjęs kažkoks ten su jumis sudaręs nuomos sutartį neturintis vaikų, dar nereiškia, kad jis bus mokus. Jeigu jisai, tarkim, nemokamai gyvens, nemokės komunalinio, nemokės nuomos mokesčio, ne faktas, kad jūs prisiteisit arba paskui išieškosite iš jo tą skolą, ar ne, jisai irgi gali būti toks pats turtas perrašytas kažkam, algų jisai negauna, dirbantis kažkur užsienį, neaišku kur ir kokiais atlyginimais Lietuvos antstoliai tiesiog nematys tokios informacijos. Tai čia nėra tai, kad yra nepilnamečiai vaikai, nemoka ir viskas neišieškosiu. Ne faktas, gali, sakau, žmogus be vaikų nemokėti, o su vaikais atėjęs sąžiningai mokėti. Tai tam įtakos vaikai visiškai jokios neturi. Čia yra visiškai tokia pati situacija, kaip, sakau, neturint vaikų. Bet vaikai vienintelį dalyką gali duoti ir apsunkinti, tai kad jeigu tikrai būtinas papildomas terminas išsikraustyti, gali jie jo išsiprašyti. O kaip dėl to termino 3 mėnesių, nes kiek aš žinau, šeima su vaiku gali kai nemoka 3 mėnesius nuomos, tada savininkas gali kreiptis jau į teismą. O be vaikų, jeigu būtų nuomininkas, tai jam tas terminas sumažėja. Ne, tokio termino nežinau, kad jisai būtų, nes yra sutartinis terminas. Tai yra nuomos sutartyje, jūs turite numatyti terminą, per kiek laiko tas žmogus ar ta šeima turi palikti patalpą, jeigu, tarkim, ten yra nepilnamečiai vaikai. Jie gali 3-5 mėnesius, gali ir 2 metus nurodyti, kaip jie nori. Ir jeigu sutartį, pavyzdžiui, nurodės, kad asmuo bent 1 mėnesį nemoka nuomos mokesčio, aš galiu su juo nutraukti sutartį. Čia viskas priklauso nuo jūsų nuomos sutarties, kokias jūs sąlygas ten numatote. Jūs patys pasirinkite, kokį terminą numatysite išsikraustimui. Patys numatykite terminą, kada jūs kreipsite į teismą ar galėsite nutraukti sutartį, jeigu nuomos mokesčio jums nemoka.
Tikrai galite šitą terminą patys susigalvoti. Facebooko grupėse labai daug žmonių diskutuoja, ką daryti, kaip elgtis, jeigu jau tokia situacija atsitiko. Tai vienas iš pavyzdžių, savininkas sako, aš atjungsiu elektrą, atjungsiu vandenį. Čia eina kalba apie šeimą su nepilnamečiu vaiku, nes vis tiek yra nepilnametis, yra truputėlį sunkesnė ta situacija. Tai vieni sako elektrą, kiti vandenį atjungia, kiti sako, aš daiktus už durų ir pakeičiu spinas ir viskas. Ar galima tokius dalykus daryti, ar ne? Jo, esu net ir Reelsą sukūrusi šitą temą, tai net taip prisiminiau už kartą, bet žiūrėkit, dažnai žmonės ką daro? Kai prieš juos pasielgia neteisėtai, jie atsako irgi neteisėtai. Tai yra, tu man padarėjai, taip mane apšmeižiai, aš ant viršaus tave apšmeišiu irgi viešai, ar ne? Nes tau galima, vadinasi, ir man galima, ar ne? Bet yra ir lygiai taip pat ir čia. Jisai man nuomos nemoka, vadinasi, elgiasi neteisėtai, tai aš jam atjungsiu elektrą. Ir tas elektros atjungimas yra neteisėtas būdas. Negalima, niekur įstatymė nėra leidžiama žmogui, kuriam padaro kažką prieš įstatymą, atsakyti tuo pačiu, peržengti ar ne įstatymo ribas ir nusikalsti ir panašiai. Tai jeigu tau kažką padaro neteisėto, tu tik teisėtomis priemonėmis gali kažkaip pasirinkti, ką toliau darysi. Tai reiškia, jeigu tau nemoka nuomos mokesčio, ką tu gali teisėtai padaryti, tai pasikreipti dėl skolos priteisimo, dėl skolos išreikalavimo, pretenziją pateikti, pasikreipti į teismą ar ne į antstolį, paskui išieškoti. Va, čia yra teisėtos priemonės. Bet kad tu eini paskui atjunginėji elektrą, vandenį, ten dar kažką ar ne, ir kažkokiom, čia yra jau neteisėtos priemonės, tu negali neteisėtai žmogui paimti atjungti dabar elektrą, tik to, kad jisai nesusimokėjo. Atjungti elektrą gali tik tada, kai tam yra teisinis kažkoks pagrindas. Tai yra, pavyzdžiui, tu esi savininkas, ten niekas nesinuomoja ir tu pats savo, ten nežinau, nori tą elektrą. Aš nežinau, kokia gali priežastis būti atjungti teisėtą elektrą. Tiesiog kažkas ar ne įvyko, atjungiau, kad susiremontuot lemputę, pavyzdžiui, ar ne, atjungiau elektrą teisėtai. Bet kas būna tais atvejais, kai jūs už tai, kad jums nemoka atjunginėjate tą pačią elektrą, tai ne tik, kad dar pažeidžiate įstatymus, bet dar ir tai šeimai, kuri dėl elektros atjungimo patyrė nuostolių, dar tos nuostolius jiems atlyginsit. Na, pavyzdžiui, atjungiate elektrą, automatiškai atsijungia šaldytuvas ir sugedo visi maisto produktai. Visus maisto produktus kompensuosite. Lygiai tas pats ten, jeigu yra nepilnametis vaikas, gali būti ta žala šiek tiek didesnė, nes galbūt vaikui kažkas netaip atsitiko, gal vaikas ten, nežinau, susirgo, gal jis turi kažką ten specifinio valgyti, jis nevalgyti. Suprantat, aš čia galiu kūrybiškai dabar kažką sugalvoti, bet faktas yra tas, kad jeigu atjungsite, tai neteisėtai padarysite ir plus dar atlyginsite visą patirtą tai šeimai žalą ir nepasakysit, kad jiegi man nemoka. Jūs, kad jums nemoka, spręskite šitą klausimą atskirai. Kelkit bylas, kelkit atskirai šitą klausimą. Jums bus atskira byla už tai, kad jūs atjungė elektrą, dar pridarė. Bet elektros atjungimas galimas dar ir tokiu atveju, kad nuomininkas nesumoka savininkui už komunalinius, o savininkas tada tiesiog nemoka komunalinių tiekėjams. Čia klausimas taip, aš ką sakiau, čia labiau susiję, kai pats savininkas pats paprašo atjungti ten elektrą, pats atjungia ir pats savo veiksmais, bet jeigu čia yra už neapmokėtas, čia klausimas susijęs ir atsakymas su tuo, kaip jie susitarė mokėti už komunalinius mokesčius. Tai yra, ar nuomininkas tiesiogiai tiekėjui, ar nuomininkas per nuomotoją, ar ne, perduodu pinigėlius, jis eina ir susimoka. Tai čia, jeigu jau sąskaitos nėra apmokėtos, tai čia tas elektros tiekėjas, jisai turi tokią teisę atjunginėti ir viskas su tuo yra gerai, čia yra teisėtas atjungimas tiesiogiai už sąskaitos neapmokėjimą. Bet aš čia labiau kalbu apie atvejus, kai yra keršijama, kai gazdinama, kai sako, jeigu tu man nesumokėsi, aš tavo atjungsiu elektrą. Čia labiau apie tokius atvejus. Kai tu neteisėtai atjungi, nes tu pats neturi teisės atjungti, nors ir aš esu susimokėjus už elektrą, bet atjungsiu tik tam, kad tave pagazdinti, kad tu man greičiau nuomą sumokėtum. O jeigu sąskaitos neapmokėtas tiekėjai, tai čia visiškai kitas klausimas. Tai ir tai, aišku, kad jeigu sąskaita neapmokėta, tiekėjas gali ją atjungti ir tai yra teisėtas būdas. Žodžiu, rekomendacijos būtų tokios, kad
Jeigu tai yra nuomos sutartis, registruoti ją registrų centre, tada nuomininkui perrašyti visas sąskaitas tiekėjų, kad jis tiesiogiai moka. Nebūtinai jisai gali ir per tą nuomotoją mokėti tą nuomos mokestį ir paskui pareikalauti, bet kai moka tą nuomos mokestį per nuomotoją, turi paskui turėti įrodymų, kad tikrai ją mokėjo. Nes tas nuomotojas gali nemokėti už elektrą, ne, tarkim. Ir paskui elektros sako, aš nieko nežinau, iki manęs pinigai nedėjo. Tai jau nepasakysi, ašgi daviau jam, perdaviaugi pinigus. Tai va čia bus svarbu įrodyti, kad tu tikrai tos pinigus perdavėjai ir dar ne tiek svarbu, kad perdavėjai, bet kam tu juos perdavėjai. Galbūt tu tą nuomos mokestį perdavėjai, už elektrą vis tiek neapmokėjai. Tai vat geriausia pačiam mokėti tik todėl, kad tada yra įrodymai, kad aš susimokėjau. Bet kai mokama per nuomotoją, tai nėra blogai, bet tada rinkit įrodymus. Tada arba pavedimą darykit, rašykit už elektrą, arba kažkokį raštelį pasirašinėti, arba į sutartį aiškiai traukti, kad kas mėnesį tokią pinigų sumą papildomai moku ten už komunalinės paslaugas. Taip, šitom temom galima kalbėti ir kalbėti, labai įdomios temas iš tikrųjų, tai laikas mūsų eina į pabaigą, tai noriu padėkoti, kad atvykai. Labai ačiū už pasidalinimus, už įžvalgas ir tikiuosi iki kito karto. Dėkoju. Iki. Iki.